Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Artėjant Europos jūros dienai, gegužės 16-ąją Smiltynėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų už Lietuvos kaip jūrinės valstybės garsinimą pasaulyje pretenduoja keliautojas Aurimas Mockus tirkline valtimi, kur šis perplaukęs ramųjį vandenyną. Prisipažinsiu, kad man čia yra visiškai netikėta ir net nežinau, ko man šiek tiek nusipelnęs. Manau, kad turime gal ir garbingesnių, ir kapitonų, ir žmonių galbūt nuveikusių ir prabuvusių jūroje ilgiau. Mano kelionė avantūriška labiau ir valtim perplaukti ramųjį vandenyną tam, kad atkreipti Lietuvoje žmonių ir pasaulio akis į nesibaigiantį karą Ukrainoje. Tikslas plaukti būtent žmonės, kurie žuvo Ukrainoje. Ta kelionė mano baigėsi šalia Australijos krantų. Be viso to, kad teko patirti jūroje plaukiant, vienatvę, rutiną, tai prisidėjo ir išgyvenimo per 4 kategorijos taifūną vandenyne patirtis. Kaip gavosi taip, tikrai nesigailiu dėl nieko. Kaip bebūtų, ramusis vandenynas jisai buvo įveiktas, nuplaukta 13 310 km per tą 140 dienų ir kaip bebūtų, kuršis vandenynas nuplaukė nuo kranto iki kranto. Man galbūt šiek tiek pritrūko, bet ačiū Dievui nepaskendo ir ačiū Dievui aš esu šiandien čia, Klaipėdoje. Šį Aurimo Mockaus istorinį žygį plaukiant per vandenyną ir jo išgelbėjimo operaciją plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida. Bent jau dirbtinio intelekto programėlė per tą dieną, kada buvo išgelbėtas, užfiksavus yra 196 straipsnius pasauliniai žiniasklaidai. Viską dabar stengiamės dėl kuršio, kad jisai grįžtų namo ir liktų čia, Klaipėdoje arba bent jau Lietuvoje. Tai mano tikslas yra, kad išsaugoti kuršį ir padaryti simbolių kovos jūroje, nepasidavimo, išgyvenimo. Beje, Aurimas Mockus garsėja ir kaip uolus pagalbos Ukrainai telkėjas. Vos grįžęs į žygio per vandenyną, jis vėl surinko ir išvežė paramos krovinį Ukrainos kariams. Dar viena jo įgyvendinta pilietinė iniciatyva – Klaipėdoje pastatytas paminklas legendiniam keliautojui Antanui Poškai atminti. Manau, kad drąsiai save galėčiau vadinti kertiniu klaipėdiečiu, nes esu 3 karta čia auganti. Tas santykis su jūra, manau, ganėtinai glaudus, kaip ir kiekvieno turbūt klaipėdiečio. Mes esam tas miestas, kuris arčiausiai jūros, vadinamės uostamiesčiu. Ir kaip bebūtų, jeigu žiūrėti giliau iš šaknis, tai ir ta pati baltų kultūra, kuršių genties, jinai irgi čia mūsų kraštuose yra buvusi. Tai toks ir buvo tikslas ir priminti ir mūsų tą senąją kultūrą. Aš gerbiu savo šalies istoriją, myliu savo kraštą Klaipėdą. Man tai yra turbūt patys svarbiausi dalykai. Svarbesni už bet kokius apdovanojimus ir Albatrosus. Taigi Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimą Albatrosas pretenduojantis Aurimas Mockus. Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda.